Labai aš dažnai girdžiu, sakant, kada pradedi su žmonėmis bendrauti, aš, sakant, negaliu filmuotis ir aš tikrai nenoriu veidrodžių savo veido rodyti ir kaip man tą veiklą tada daryti. Žinot ką, žinokit, tai yra visai nebūtina. Gali tiesiog pasikalbėti su žmogumi vienas ant vieno, papasakoti savo patirtį, va štai geru, ne, užpuolė gripas ten, ar kažkoks tai geriau vartoju česnaką, tai tiesiog būtų nuostabu, arba cinką kažkokią, ne, ir tiesiog arba naudoti socialinius tinklus tam parodyti tiesiog kaip aš save stiprinu ir nebūtina rodyti to veido. Taigi, svarbiausia, kad ta žinutė būtų tikrai tikra. Dar smagu yra surengti nedidelį vakarėlį ir parodyti savo draugiam, kaip pasirinkai valiklį, indų ploviklį, su kuo plauni savo namus. Tiesiog draugiškai pasikalbėti, be jokio spaudimo. Ir tiesiog, kai tu jautiesi jau drąsiau, tada gali pakviesti į renginius, ne? Tiesiog kvieti pasikalbėti, į istorijų kažkokius tai vakarus, ne? Šita veikla nėra apie sceną, tobulumą. Ji yra apie bendravimą, apie nuoširdumą, apie savo ritmo radimą. Kiekvienas gali rinktis ir rasti savo tinkamą būdą, kaip kalbėti, kaip dalintis su žmonėmis apie tai, kuo jie gyvena, kaip jie tvarkosi, kaip jie save sveikatina. Taigi, tikrai nebūtina būti kažkokia tai ten žvaigždė ar aišku, visa tai su laiku ateina ir pradeda būti lengviau kalbėti ir dalintis. Ir tada yra visiškai nebesvarbu, ką apie tave galvoja.